Generolė, artėja kovo 21, 22 ir karinės minties namai, kurie yra mūsų karo akademija, taps dar šviežių karinių idėjų tokiu centru. Ką jūs galite užanonsuoti artėjančiom datom? Jo, tai tikrai mums kovo 21-22 yra labai reikšmingas datos. Šalia to, būtent vienareikšmiškai mūsų pagrindinis uždavinys, tai, ką mes darom ir ką visi mato ir ką, pripažinsiu, tikrai vertina, ką mes darom, tai mes būtent ugdom čia karo akademiją ir rengiam Lietuvos kariuomenės būsimus karininkus. Karo akademija, kaip jūs ir paminėjote, yra tas vienintelis bene Lietuvoje karo minties centras. Tai kovo 21-22 dieną mes kartu su Krašto apsaugos ministerija organizuojame, rengiame Baltijos karinę konferenciją. Tai yra renginys, kuris yra globojamas Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidento ir tai yra mums tiek garbė, tiek įpareigojimas, kad tą renginį padarytumėm kiek galima geresnį, aktualesnį, kokybiškesnį ir įdomesnį be jokios abejonės. Ir tenais bus tikrai reikšmingų svečių. Kokiai temai bus skirtas šis renginys, ši konferencija, kuri jau tęsiasi jos tradiciją ne vienerius metus? Tikrai taip, ką jūs ir minit, būtent tai nėra būtent pirma tokia Baltijos karinė konferencija. Tai yra jau tąsa ir mes jau beveik jau sukūrėm tokią tradiciją, būtent šiemet būtent skirsime šią konferenciją Lietuvos narystės NATO 20-mečiui paminėti, o taip pat tai bus ir NATO 75-mečio paminėjimui skirtas renginys. Jos pavadinime figūruoja toks palyginimas nuo Vilniaus iki Vašingtono. Tai yra nuo Vilniaus NATO viršūnių susitikimo pernai iki to, kuris laukia Liepoje mūsų Jungtinių Amerikos valstijų sostinėje. Kaip jūs manote, kuo svarbus tas periodas? Kas aljanse įvyko, kad mes apie tai kalbame iš Vilniaus? Tikrai nemažai dalykų įvyko ir dar tikriausiai dar įvyks, nes Vašingtono NATO samitas bus trupučiuką vėliau šiemet. Priminčiau, kad pernai metais ta konferencija, kurią mes darėme čia Vilniuje, tai būtent jinai buvo pagrindinai apie tuos pokyčius, apie tą situaciją, kuri yra pas mus regione ir kaip mes, kaip valstybė, kaip mes, kaip šis regionas, kaip mes, kaip būtent aljansas sugebam ir kaip sureagavom ir kaip mes gebam reaguoti tinkamai. Dabargi vėlgi prisiminkime Vilniaus samitą praeitų metų Liepą, kur buvo tikrai priimti, niekiek nepadidinsiu, tikrai istoriniai sprendimai, būtent kuriuo keliu toliau eis aljansas. Šiemet būtent mes pasižiūrėsime, panagrinėsime, padiskutuosime tai, kas buvo jau nuveikta nuo Vilniaus samito, nuo praeitų metų Liepos, ir kas dar reikalinga bus nuveikti iki Vašingtono samito, kuris bus vėliau šiemet, būtent tam, kad aljansas atliktų tai, ką jam privalo atlikti, būtent ir bendrai, kad aljanso valstybės narės jos jaustųsi saugesnės. Žiūrint į dalyvių sąrašą, jisai tikrai įspūdingas, labai daug žmonių, kurie ir buvę aukšto rango kariškiai mūsų aljanso ir atskirų valstybių kariuomenių vadai, kuriuos dalyvius ir pranešimus jūs galėtumėte išskirti kaip ypatingus? Tai visų pirma, būtent nuo ko aš ir pradėjau kalbėti, kad mūsų šio renginio globėjas yra Respublikos prezidentas, tai jisai ketina apsilankyti šiame renginyje. Visų pirma, toliau mes turėsim diskusijas ir pokalbius su premjere Ingrida Šimonytė. Taip pat bus tikrai puikia galimybė padiskutuoti būtent nacionalinio saugumo gynybos bendrais klausimais ir su Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. O paskui iš tikrųjų tasgi matysim pakankamai daug mūsų svečių iš užsienio. Aš įvardinčiau buvusi vyriausiąjį NATO pajėgų vadą Europoje generolą Filipą Bridlov, taip pat šiuometinis vyriausiojo NATO pajėgų Europoje vado pavaduotojas admirolas
Blount dalyvaus, taip pat dalyvaus vyriausiosios sąjungininkų vadovybės transformacijai vado pavaduotojas generolas Chris Badija. Taip pat mes turėsim tikrai labai svarbių ir, sakykime, iškilių žmonių jau atsargoje. Tai buvęs Lenkijos kariuomenės vadas generolas Raimond Andžejčak, taip pat Didžiosios Britanijos buvęs kariuomenės vadas Lord Danat. Ir dar tikrai labai nemažai reikšmingų ir žinomų kalbėtojų iš tikrai nemažai valstybių. Aš paminėčiau čia, kad iš Prancūzijos, iš Vokietijos, iš Japonijos, Izraelio ir dar kitų valstybių. Ir tikrai mes turėsim puikų tikrai būrį ekspertų, žinovų, su kuriais mes turėsim galimybę padiskutuoti tais aktualiais klausimais. Na, matome, kad 2 dienų darbotvarkė tikrai užpildyta ir linkime, generolė, visiems šios konferencijos dalyviams kuo produktyvesnių diskusijų, kuo įdomesnių minčių ir kad visa tai gultų į tą bendrą krepšį, kuris žiniomis stiprina mūsų alijansą ir mūsų Lietuvos gynybą. Tai dėkui už tą palinkėjimą. Aš tik kviesčiau visus sekti būtent žiniasklaidos priemonės, pranešimus apie šią konferenciją. Bus kai kurie iš tų pasisakymų, iš diskusijų tiesiogiai transliuojami.